Tai sveiki visi, mano vardas Vyto Valentina, aš esu pardavimų direktorius Zillion Consulting kompanijoje ir mes esame oficialūs atstovai Lietuvoje ir Baltijos šalyse kompanijos Google. Ir mes jau su Zillionu 4 metai, kaip padedam įvairiaus tipo organizacijoms, kaip tiek ir verslo įmonėms, tiek ir viešojo sektoriaus įmonėms, tiek ir švietimo įstaigoms gerinti jų produktyvumą ir efektyvumą, būtent jų IT sistemų, tiek ir komunikacijoje ir darbo kartu, būtent su Google produktais. Šiandieną pristatysime Jums Google Apps programų paketą Google debesyje. Pradėsime iš karto nuo administracinės konsolės ir iš karto parodysiu, kaip galima paprastai prisijungti būtent prie Google Apps visos, kaip sakant, visų programų paketo iš karto kaip administratorius. Tai, kaip matote, pas mane yra įjungta Chrome naršyklė. Chrome laikoma geriausia būtent naudojant Google Apps. Ir tiesiog į svetainės adresą rašau admin.google.com, spaudžiu Enter ir štai iš karto įsivedu savo slaptažodį. Ir aš, kaip esu administratorius, mūsų Zilliono domeno mane iš karto nukreipia būtent į administracijos konsolę. Na štai pats pirmas langas, matosi iš karto kelios vietos, kur aš iš karto galiu eiti, tarkime į savo mokėjimus būtent už vartotojus ir visą domeno informaciją, aplikacijas, kurias naudojame mūsų įmonėje, kitos paslaugos ir, na žodžiu, ir taip toliau. Viskas. Tiek ir patys vartotojai ir ataskaitos. Dabar aš galiu pakoreguoti šitą pirmą langą, kad, tarkime, aš apie domenus dažnai visiškai nieko nekeičiu, tai gal man jo nereikės, aš tiesiog jį paspaudžiu ir nutempiu į apačią, būtent tenais, kur yra parašyta More Controls. Tenais aš vis laik rasiu, man tiesiog jo nereikia, pačiame pirmą langę. Galiu pasikoreguoti taip, kaip man tiesiog būtų patogiau. Dešinėje pusėje iš karto matosi truputėlį statistikos, kiek pas mane yra aktyvių vartotojų, kiek yra dokumentų sukurta, tokios truputėlį statistikos, informacijos, papildomų, kaip sakant, informacinių vietų, kur aš galiu tiesiog nueiti ir rasti daugiau informacijos. Tai tada gal iš karto pradėsiu nuo administravimo būtent vartotojų, gal pats pirmas dalykas. Tai va čionais vartotojai man iš karto išmeta visus mūsų vartotojus. Iš karto truputėlį vėlgi statistikos, kada paskutinį kartą buvo jie prisijungę, kiek jie yra sunaudoję pašto talpos. Vat, jeigu, tarkime, užeičiau į savo vartotoją, iš karto duoda vėlgi informacijos, kiek yra dokumentų sukurta, vėlgi apie patį vartotoją, tarkim, profilis. Iš karto informacija. Galima nustatyti kiekvienam vartotojui, kokio tipo slaptažodžiai bus, tiek ir su įvairiausiais nustatymais, ar jo, kaip sakant, ilgis ir kiek turėtų būti, ar ten skaičių, ar ten ir taip toliau, žodžiu, vėlgi pagal jūsų visus reikalavimus, jeigu jums to reikia. Vėlgi specialios nuorodos, aliasai yra nustatyti man, tarkime, mūsų buvusiųjų darbuotojų, kad laiškai vėlgi eitų pas mane. Na ir taip toliau. Kaip matote, pas mane yra 6 aplikacijos, kurios yra įjungtos, tarkime. Tai vat kalendorius, kontaktai, drive'as, Gmailas, intranetas, Hangout, tai čia tos visos pagrindinės. Galima dar daugiau jų prisijungti. Čia vat paspausiu, kad rodytų daugiau. Ir štai, vat, pas mane dar 14 yra papildomų aplikacijų, 6 aplikacijos iš Google Apps turgavietės, kur yra trečios šalies programos, būtent pilnai integruojančios į Google Apps. Kas yra labai patogu, jeigu jums reikia kažkokios specifinės papildomos programos, tarkime, tiek ir susijęs su, tarkim, buhalterija, ten apskaita, ar klientų valdymo, CRM sistemas, ar ERP, na ir taip toliau. Tai vat. Taipogi galima rasti informaciją apie apsaugą visą, dviejų, kaip sakant, žingsnių patvirtinimo, prisijungimo funkcija yra,
kai vartotojas ne tik tai turi įvesti savo slaptažodį, bet dar gauti papildomą kodą ar į mobilų įrenginį, ar į kažkokį tai specialų įrenginį gal jūs įmonė įsigyja. Vat, mes to nenaudojame, mums to nereikia. Vėlgi matome informaciją apie slaptažodį. Na ir taip toliau. Ir vėlgi, koks man yra autorizuotas, sakant, priėjimas prie visiškai kitų likusių paslaugų. Tai vat. Grįžtant atgal į vartotojus. Vartotojus galima susikelti keliais būdais. Galima juos susikelti rankiniu būdu po vieną vartotoją, arba juos galima susikelti, čia pas mus tikriausiai yra problemos su internetu. Sekundėlę, persikrausim. Na va, tai vėlgi, galima arba rankiniu būdu juos pridėti vartotojus, arba importuoti CSV failą, arba ten Excelio failą, arba kažkokią lentelę elektroninę, arba galima jų vartotojus pakviesti. Tai tiesiog, jeigu yra kažkoks vartotojas, ar gal partneris, ar jūs norite jį prijungti prie jūsų sistemos, tiesiog nusiunčiate jam elektroninį paštą su visais duomenimis, jisai ten turės patvirtinti, sukurti naują slaptažodį ir tokiu būdu jau vartotojas atsiras pas jūs Google Apps sistemoje. Pademonstruosiu, kaip galima lengvai sukurti vartotoją, būtent rankiniu būdu. Įvedate pirmą vardą, jo vardą, pavardę. Sukuriate jam iš karto elektroninį paštą. Galite jam iš karto sukurti slaptažodį, būtent kokį jūs norite, ir liepti jam jį pasikeisti sekantį kartą, kai jisai prisijungs. Tai vat. Tai gal tiek apie vartotojus. Vat, galima iš karto judėti ir prie apsaugos būtent. Vat, vėlgi iš čionais matome, jog galime nustatyti slaptažodžio ilgį, būtent jo Secure Socket Layer, SSL, būtent visiems Google Apps, visoms Google Apps programoms, prie kurių prisijungia vartotojai. Ir vėlgi 2 žingsnių prisijungimo funkcija su būtent papildoma autorizacija. Galime mes stebėti, kokie pas mus slaptažodžiai yra sukurti mūsų įmonėje ir tarkime, matau, jog Darius yra sukūręs tik tai 8 skaitmenų slaptažodį, gal yra per trumpas, gal aš jam nusiųsiu e-mailą arba nustatysiu taip, kad jisai sukurtų didesnį. Tiesiog tokia greita ataskaita. Na ir dabar jau tokios labiau stipresnės, su daugiau funkcijų galimybės, tarkim, kaip yra Single Sign-On, kuris leidžia būtent autentikuoti vartotojus pagal būtent jų patį pirmą prisijungimą ir vėlgi tenais ir leisti jiems prisijungti prie kitų, kad jiems nereiktų įvedinėti daug slaptažodžių kiekvieną kartą prisijungus prie kitos sistemos, na ir taip toliau. Vėlgi čia su papildomom funkcijami, tas autorizacijos raktas domeno yra vėlgi OpenID ir taip toliau. Tikrai daug funkcijų iš apsaugos pusės, tikrai yra leidžiama jums kaip įmonės administratoriams tikrai sudaryti tokį didelį apsaugos sistemą, būtent kas prisijungs ir kaip būtent naudosis šitais Google Appsais. Vat. Vėlgi, administracinėje konsolėje turime, tarkime, pažiūrėkime į Google Apps. Tarkime, visas tas aplikacijas, kuriomis mes leidžiam naudoti mūsų vartotojams. Tai vėlgi kalendorius, kontaktai ir visos kitos, tarkime, sites, mobile. Matome, kad čionais yra pažymėta, jog visą laiką įjungta. Mes galime tai išjungti. Mes galime iš viso paimti ir išjungti visai mūsų organizacijai, visiems mūsų vartotojams, tarkime, interneto galimybę. Būtent interneto šitą programą, tiesiog išjungiame ir nieks prie to neprieina, nieks nesinaudoja. Vėlgi pagal reikalavimus. Tarkime, jeigu jūs laikote savo dokumentus kažkur visiškai kitur,
atskiroje laikyklėje, saugyklėje, jūs laisvai galite išjungti arba pristabdyti būtent naudojimą Google duomenų saugyklę, Google Drive. Gal visgi grįžus atgal ir tarkime, užėjus ant to pačio Drive'o. Mes iš karto matysime keletą nustatymų, kokius galime nustatyti būtent šitai aplikacijai. Galime mes nustatyti dalinimosi funkcijas. Kas būtent gali stebėti, mes tik tai pasidarėme taip, jog tik tai žmonės, mūsų organizacijai, būtent Zillion Consulting vartotojai gali dalintis šitais dokumentais. Ir su kitais tokiu būdu mes apsaugome būtent duomenų nutekėjimą kažkur tai toliau negu būtent mūsų organizacijos lygyje. Vat. Čionais, tarkime, transfer ownership reiškia, kai išeina darbuotojas ir mes norime persiųsti visus jo dokumentus, kuriuos jisai buvo sukūręs ir kuriuos jisai turėjo būtent savo saugyklėje, tarkime, kažkam, tai ten administratoriui ar kitiems žmonėms. Tiesiog, kad kai ištrinus vartotoją, visi jo duomenys išsitrina, būtent ši funkcija leidžia persiųsti būtent jo visus dokumentus į specifinį folderį, specifinį aplanką. O tarkime, dėl pašto, tai tiesiog galima susikurti nuorodą specialią būtent to buvusio darbuotojo, buvusio vartotojo elektroniniu paštu ir tiesiog prijungti būtent tą paštą prie kažkokio tai atsakingo žmogaus, gal jo pačio vadovo ar vėlgi administratoriaus, na ir taip toliau. Tai vėlgi galite tiek ir pačias aplikacijas konfigūruoti, kaip bus dalinamos jos ir taip toliau. Dabar Google grupės. Kaip matote, mes susikūrėme grupės, pas mus yra keletą jų, kaip tarkime info, arba pardavimai, arba ten pagalba, na ir taip toliau. Ir kiekviena grupė automatiškai gauna savo elektroninį pašto adresą. Dabar tam nebūtina sukurti atskirą vartotoją, užtenka tiesiog sukurti grupę, na ir priskirti žmonės prie tos grupės, tarkime jūsų vartotojus. Tai prie info Zillion LT mes esame keliese priskirti ir info@Zillion LT yra labai viešai paskelbtas elektroninio pašto adresas, kuriuo bet kas gali su mumis susisiekti ir iš karto, kai kas norės susisiekti, visi tie žmonės, kurie priskirti šitai būtent grupiai, gaus tą laišką, išsiųstą būtent į info@Zillion LT. Na ir galima iš karto vėlgi konfigūruoti būtent šitą grupę, kas yra grupėje, kokios rolės būtent tiems vartotojams, kurie yra paskirti prie grupės, yra nustatytos ir vėlgi aliasai, tie papildomos, tai galima sakyti, papildomi elektroninio pašto adresai, kurie vėlgi nėra kaip vartotojas, bet tiesiog kaip nuoroda, nurodo būtent į info@zillion.lt adresą. Kaip pavyzdžiui, galima padaryti pardavimai @zillion.lt ir tas pardavimai @zillion.lt bus kaip tiesiog aliasas, kaip nuoroda būtent į info@zillion.lt grupę. Todėl vėlgi visi tos grupės nariai gaus laišką, jeigu kas nors siūs į arba pardavimai, arba info. Vat. Tai tiek apie grupės, gan paprasta, grupėmis netgi galima naudotis, kai norite išsiskirstyti visą savo organizaciją, ar ten skyriais, komandomis, netgi projektais, kaip yra naujas projektas, tiesiog jeigu reikia paskelbti informaciją tiem žmonėms, kurie būtent dirba su to projektu, arba vėlgi kažkokioje tai specialioje komandoje, tiesiog reikia nusiųsti į vieną elektroninį paštą, vietoj to, jog ten 20 ar 30 tų pašto adresų, būtent tiem vartotojams siūsti atskirą e-mailą. Vėlgi iš administracinės pusės galima darytis ataskaitas. Ataskaitų vėlgi galimybės yra gan plačios. Galima daryti jas per
tiek ir būtent aplikacija, kaip apie pašto naudojimą, vėlgi ten iki pusės metų ar daugiau, apie kalendorių, ar būtent dokumentų duomenų saugyklę ir pačius dokumentus, apie dar vienas dalykas mobiliųjų įrenginių naudojimuose, tas madas ir aspektus įvairiausius ir taip toliau. Ir tuo labiau, jeigu turime daugiau negu vieną administratorių, galima kažkaip tai vėlgi matyti, kas vyko administracinėje konsolėje. Na ir taip toliau. Galima susikurti savo specialius, kaip sakant, tokius alarmus, kaip tarkime kažkas tai prisijungia, rašo suspicious login activity, kai kažkas tai bando prisijungti gal ne su savo slaptažodžiu, ar padaro labai kvailą klaidą slaptažodį, ar taip toliau. Ir kai tarkime kitas variantas, kai vartotojas yra pristabdomas, jo veikla yra pristabdoma, vėlgi galima gauti žinutę, ar kai naujas vartotojas pridedamas, ar kai vartotojas yra ištrinamas ir taip toliau, kai tarkime pasikeičia nustatymai visų aplikacijų ar vienos, na ir taip toliau. Vėlgi pilna valdymo teisė ir pilnos, sakant, valdymo galimybės yra suteikiamas jums, būtent jūsų administratoriams Google Apps domeno. Na ir vėlgi, pilna kitų galimybių iš administracinės pusės. Būtent Google Apps pilnai pakeičia jūsų visas elektroninio pašto ir duomenų saugyklės ir kūrimo ir saugimo ir komunikacijos sistemas dabartinės. Taip, kad tai, kaip ir dabar pas jūs jos yra administruojamos ar vietoje, ar kitur kažkur, tai lygiai taip pat ir čionais galite pilnai tas pačias funkcijas turėti ir būti ramus tiek dėl saugumo, tiek ir dėl paprastumo ir efektyvumo sistemos. Tvarkoj, tai gal tada trumpai papasakosime apie pačias pagrindinės Google Apps programas, kaip Gmailą, paštą, dokumentų saugyklę Drive, pačius dokumentus, kalendorių, intranetą, videokonferencijas ir taipogi kitas. Tai pradėsime gal nuo pašto. Aš tiesiog viršuje spaudžiu nuorodą į paštą. Patys vartotojai, jie tiesiog prisijungs prie sistemos, vėlgi labai paprastu būdu. Pas juos bus vėlgi atskira nuoroda į specifinį website, kur jie tiesiog galės įsivesti savo vartotojai ir jiems iš karto ekrane bus išmesti, kaip sakant, lentelė bus parodyta ir jie galės pasirinkti, ar jie nori eiti į paštą, ar į Drive, ar į kalendorių, ar taip toliau. Bet iš karto, kai jie atsidarė, tarkime, paštą ir viršuje dešinėje pusėje, va šitie kvadratukai, juos paspaudus, leidžiama pasirinkti vartotojui visas kitas programas, kaip matote, ir Drive, ir kalendorių, ir intranetą, na ir visas kitas programas, kurias administratorius leido naudotis būtent tiems vartotojams. Ar tenais yra kiti projektai, kitų projektų programos, ar ten jūsų yra vidinės tos serijamas ir kitos. Tai tvarkoj. Tai, kaip matome, Gmailas, praktiškai visas pasaulis jau naudojasi Gmailu, pilnai yra susipažinę su juo. Na ir keletas skirtumų, tai iš karto viršui kairėje galite įsidėti savo įmonės logotipą, iš karto toksai gaunasi aplinkos asmeninimas. Aišku, jūsų paštas jau yra ne Gmailas, labai žmonės maišo šitos dalykus. Čia yra jūsų pilna, kaip sakant, organizacijos elektroninio pašto sistema vadinasi ir jūsų elektroninio pašto adresai bus su eta jūsų įmonė ar jūsų organizacija .lt, žodžiu, bus su jūsų domenu. Vat. Tvarkoj. Kaip matote, yra integruotas chatas, integruoti teksto pokalbiai, galima daryti ir skambučius, ir taipogi videokonferencijas. Tai jeigu, tarkime, jums kažkas atsiuntė laišką, jūs tiesiogiai iš laiško galite susisiekti su to žmogum, arba jūs galite tiesiog būtent iš sąrašo šitų žmonių susisiekti su jais greitai ar teksto būdu, ar galite jiems iš karto
tiek ir paskambinti, ir vėlgi videokonferencijos būdu. Na ir va, matot, man iš karto jau rašo, gražu, tiek ir jau keletą darbuotojų, aš paimsiu greitai ir vat su juo, su Gintu, tarkim, paimsiu, susiskambinsiu video būdu. Iš karto, kaip matėte, paspaudžiu tiesiog vieną mygtuką. Gintas iš karto prisijungia. Va, štai. Labas, Gintai. Labas. Sveiki. Kaip matote, iš karto dešinėje šone galima, yra pokalbių kambarys, pokalbių langas, galima tiesiog rašyti, jeigu nenorime nutraukti pranešėjo, arba galime iš karto dalintis savo langų, jeigu mes norėtume pristatyti ką nors. Tada mes visi, būtent šitame video pokalbėje, matysime mano būtent ekraną ir būtent ką aš pristatau, jeigu aš turiu kokį dokumentą arba dirbame prie kažkokio tai projekto. Tai vat, tiesiog toksai įvadinis, be abejo yra kitų daug funkcijų, galima ir remote desktopą parsisiuntus mažą programėlę prisijungti, galima perimti būtent kitą kompiuterį, ar galima prie YouTube prisijungti, skirtingi efektai, ar ten pokalbiai ir taip toliau, žodžiu. Tikrai daug pilnų funkcijų. Na tai gal apie Hangouts tiek. Vat. Taipogi, būtent Gmailas per nustatymus gali būti nustatytas taip, kad tiek ir per POP ir IMAP funkcijomis galite visus savo kitus elektroninius laiškus iš kitų sąskaitų gauti būtent čionais į vieną. Vėlgi čia nustatymai truputėlį techniniai, bet reikalavimų tokių tikrai yra. Taip pat galite čionais ir kitų dalykų nusistatyti ir vienas iš svarbesnių gal yra darbas būtent su Gmailu, su elektroniniais laiškais offline režime, kai nėra interneto prieigos, tai galima vėlgi susikonfigūruoti jūsų įrenginį, koks jis bebūtų, ar jisai būtų jūsų planšetinis, ar mobilusis, androidinis, išmanusis telefonas, ar laptopas, ir taip toliau. Vėlgi susikonfigūruojate su įrenginiu ir galimybė tiesiog pradėti kurti laiškus ir vėlgi pilnos kitos galimybės ir funkcijos be interneto. Tai vat, gerai. Vėlgi turime, dažnai žmonės yra pripratę prie elektroninio pašto, kuris turi aplankų sistemą. Tai visą laiką specifinius laiškus mes norime dėti į aplankus. Susikuriame 10 aplankų ir būtent tenais dedame savo laiškus. Tokiu būdu organizuojame juos ir tiesiog išskirstome, kad nebūtų visi viename, kaip sakant, sąraše. Gmailas turi truputėlį kitokią sistemą būtent tam, nors tai galiausiai yra būtent dėl to pačio organizavimo, ar kad tiesiog būtų paprasčiau rasti. Tai yra etiketės. Kaip matote, pas mane keletą yra laiškų jau su etiketėmis. Kaip matote, pas mane yra mėlynas etiketė, yra ir kitų. Aš tiesiog galiu paspausti būtent šitą etiketę, čia kairiame šone ir iš karto matysiu visus laiškus. Kol kas vienas laiškas būtent su šitą etiketę yra ir galiu pamatyti visus. Galiu paspausti kitą laišką ir vėlgi čia galima keletą etikečių užklijuoti, jeigu tas laiškas yra priskirtas, tarkim, projektui ar kažkuriam tai ketvirčiui, vėlgi pagal reikalavimus, galite susikurti tai ir vėlgi liepti visai jūsų organizacijai būtent naudoti specifinės etiketės. Vat, tvarkoj. Dar vienas Gmailo labai naudinga funkcija yra, jog jeigu jūs susirašinėjate su vienu ir tuo pačiu žmogumi, siunčiate vienas kitam e-mailus, elektroninius paštus ir anksčiau kitose sistemose elektroninio pašto yra taip, jog kiekvienas iš tų laiškų yra tiesiog sekanti kitą eilutę ir
sąraše tie visi laiškai, žodžiu, iš tos jūsų surašinėjimas galiausiai po 20 laiškų užpildo visą jūsų ekraną. Kaip matote, šiandien matome, aš su Ernestu viens kitam nusintėme po laišką ir vėlgi tik tai viena eilutė užima, bet rodo, jog tenais yra 2 laiškai. Lygiai taip pat ir su kitais galima parodyti. Jeigu mes susirašinėjom po 10-20 laiškų, rodys būtent skliaustelėse, kiek buvo laiškų, kam atsiųsta. Kaip matote, čia yra daugiau žmonių. Ernestas, aš, Darius, ir kiti, ir mes susirašėme 11 laiškų. Ir tas yra labai patogu, nes vėlgi neužpildo jūsų ekrano. Visą rasite, visą susirašinėjimo istoriją rasite prie vieno laiško. Tvarkoj. Tai gal apie Gmailą tiek. Vis tiek jau tikriausiai visi esate susipažinę su Gmailu. Daug pasakot nereikia. Vėlgi viršuje dešinėje aš pasirenku nueiti į kitą programą, į kalendorių, Google kalendorių. Štai. Kaip matote, pas mane yra skirtingos spalvos įvairūs, kaip sakant, susitikimai čia tokie, nes aš esu įsijungęs tiek savo kalendorių, tiek ir mūsų ofiso kalendorių. Ir iš karto matau, kas vyksta tiek ir mano dienotvarkėje, tiek ir būtent bendro ofiso dienotvarkėje. Aš lygiai taip pat galiu ir įsijungti kitų žmonių kalendorių. Įsijungęs Odetos, aš matau, jog pas ją yra keletas susitikimų, keletą dalykų, kuriuos jinai turi atlikti, kuriuos jinai pasižymėjo savo kalendorijoje. Na ir iš karto būtent taip susidėjęs visų žmonių užimtumą, aš matau, kada mes galime skirti laiko kažkiam tai svarbiam susitikimui ar aptarti kažką, tai kaip matau, ketvirtadienį mes visi esame laisvi, aš sukuriu naują įvykį, redaguoju jį, na, viršuje rašau, jog, tarkime, susitikimas. Pasirinku datą, laikas man tinka, dabar pakviečiu žmonės, su kuriais noriu šį susitikimą pravesti štai šitame lauke ir tiesiog įvedu jų elektroninio pašto adresą. Štai pakviesime Odetą, pakviesime Ernestą ir automatiškai aš prisidedu, nes esu šio susitikimo įkūrėjas. Na ir kai pridėsiu aš, kur būtent tas susitikimas įvyks, būtent vieta, ir jeigu aš įvesiu adresą, jisai automatiškai patalpins nuorodą į Google žemėlapį, būtent nuskaitę šitą adresą, parodys būtent žemėlapį, kur šitas susitikimas yra, būtent kur tas adresas yra. Todėl tas yra labai patogu, kai žmonės nežinodami, kur būtent vyks, gal kažkokie tai partneriai ar kiti žmonės, su kuriems jums reikia susitikti. Tokiu būdu galės laisvai rasti būtent to susitikimo vietą. Dabar tie žmonės, kurie negalės atvykti į susitikimą, aš galiu pridėti, Google kalendorius leidžia pridėti videokonferencijos pokalbį. Štai, vėlgi, vienas paspaudimas ir jis automatiškai yra sukurtas. Tie žmonės, kurie negalės ateiti, jie paspaudę tą nuorodą, bus prijungti prie mūsų tos vietos, kur mes, kaip sakant, sėdėsime visi susitikime. Na ir turėsime kamerytę, aišku, per kurią transliuosime save ir matysime žmonės, kurie prisijungs videokonferencijos būdu. Labai patogu. Na štai yra aprašymas. Sekantis dalykas, labai vėlgi svarbus yra, jog kalendorius leidžia prisekti įvairaus tipo dokumentus. Tai jeigu mes aptarsime pardavimus arba aptarsime kažkokį tai projektą, be abejo turime daug dokumentų, kurios redagavimą papildėme informaciją svarbę ir labai svarbu, jog visi tie žmonės susitikime tikrai turėtų naujausią informaciją. Todėl vėlgi labai patogu paspaudus pridėti dokumentą iš karto yra parodomas būtent jūsų Google Drive dokumentų saugyklė, būtent kas tenais yra, na, iš karto paėmėte, prisegate dokumentą ir galiausiai įsivedate, kada kalendorius jums primintų apie šį susitikimą. Galite pridėti daugiau
galite prieiti iki 5 jums priminimų, galite tai padaryti kas minutę, kas valandas ar savaitėm, ir taip toliau. Tikrai labai patogus. Automatiškai dabar kalendorius visiems išsiūs po, netgi čionais klausimą, nes ar norėčiau išsiųsti elektroninio laišką visiems. Taip. Ir visi gavo laiškus ir būtent Gmail'e, būtent kai atsidarys jie tą laišką, jie galės iš karto patvirtinti, ar jie ateis, ar jie neateis būtent į tą susitikimą. Iš karto matys dokumentus prisektus ir iš karto matys būtent vietą Google žemėlapyje, kur vyks susitikimas. Tikrai labai patogu. Kaip matote, man atėjo priminimas, jog vienas iš žmonių jau patvirtina. Puiku. Galime iš karto pasižiūrėti, kaip jisai atrodo. Jisai atrodys taip. Štai. Iš karto yra nuoroda į žemėlapį, nuoroda į tą patį video skambutį. Tikrai puiku. Tai vėlgi, jūs galite matyti visų savo darbuotojų užimtumą. Mes esame susikūrę savo komandos kalendorių. Kaip matote, čionais visi žmonės, kurie pas mus ateina, kurie dirba, aš iš karto matau jų visų užimtumą, visos komandos užimtumą. Vėlgi, tikrai patogu. Ir aš galiu pilnai susikurti atskirą kalendorių, kurio nieks nematys. Ir aš su juo nesidalinsiu, tai bus mano atskiras kalendorius ir galiausiai tai tiesiog savo užimtumą galėsiu žiūrėtis. Ir vėlgi tai nebūtina kiekvieno kalendoriaus dalintis su savo įmonės organizacija. Tikrai puiku, labai patogus daiktas. Čionais, kaip matome, yra taskai, tai tiesiog užduotys dienos, jas galima nusistatyti kiek tik tai jums reikia, tiek ir datos formatu. Vėlgi tikrai patogu. Tada galime judėti toliau ir judame prie būtent dokumentų saugyklės, duomenų saugyklės Google Drive. Tikriausiai verta paminėti, jog visas Google Apps yra ir lietuviškai. Čia tiesiog aš esu pasidaręs angliškai, man tiesiog patogiau. Tiek ir pats Gmailas, tiek kalendorius, ir visos likusios programos Google Apps pakete yra lietuviškai. Labai suprantama ir tikrai patogu. Ne visi gal gali angliškai, kaip sakant, dirbti su sistemomis angliškai, tai vėlgi viskas yra lietuviškai taip pat. Tvarkoj. Štai kaip atrodo Google Drive dokumentų saugyklė. Kaip matote, čionais yra ne tik tai Google dokumentai ir formos ir kiti dokumentai, bet ir įdėtas yra vienas Microsoft Word formato failas. Ir verta paminėti, jog į Google Drive galite dėti absoliučiai bet kokio tipo, bet kokio formato dokumentus, failus. Visiškai nesvarbu, tai yra tiesiog pilna duomenų saugyklė debesyje. Iš visur pasiekiama ir lengvai prieinama. Google Drive yra pilna alternatyva jūsų failo serveriui. Tai būtent toje saugyklėje, kurią jūs turite dabar, tarkime, įmonėje ar savo organizacijoje ir tenais labai su funkcijom ir labai galiausiai smarkiai sukonfigūruotas tiek ir prieinamumas, tiek ir dalinimasis, būtent kur kokie vartotojai gali prieiti, kokius dokumentus matyti, ir taip toliau. Ir kaip matote, pas mus vėlgi yra sukonfigūruota taip, kaip ir buvo ankstesnysis pas mus failų serveris. Visi aplankai sukurti, kiekvienam aplankui yra duoti nustatymai, kas būtent gali matyti dokumentus tame aplanke, kas negali ir pilnai tenkina. Pilna alternatyva visam failų serveriui. Dar verta paminėti, jog Google Drive leidžia jums susinchronizuoti būtent jūsų dokumentus, kuriuos jūs laikote Google Drive, su jūsų įrenginiu.
ar tai vienu, ar tai 5 įrenginiais, tai tikrai nesvarbu, bet tas leidžia jums dokumentus kurti jūsų kompiuteryje su bet kokio tipo programa, nebūtinai tenais yra ofiso tipo programos, ar ten teksto, ar ten lentelių, ar prezentacijų, gal pas jūs kažkokios specifinės inžinerinės, ar ten modeliavimo kažkokios programos, jūs sukuriate failą, jūs iš karto tą failą įkeliate būtent į Google Drive aplanką jūsų įrenginyje ir automatiškai tas aplankas ir būtent Google Drive saugykla internete susisinchronizuoja ir tas failas yra, tas dokumentas yra pasiekiamas tiek internete, tiek ir jūsų įrenginyje. Taipogi Google dokumentai leidžia jums dirbti be interneto ryšio, neprisijungus prie interneto ryšio. Galite laisvai atsisiųsti mažą programėlę, kuri jums būtent tai ir leis daryti. Tas yra labai patogu, kai jūs neturite vėlgi prieigos prie interneto, tačiau jūs galite pilnai kurti dokumentus. Kaip minėjau, vėl įsidėti juos į Google Drive aplanką ir galiausiai prisijungus prie interneto viskas yra susinchronizuojama, viskas yra pasiekiama tiek internete, tiek ir jūsų įrenginyje. Tvarkoj. Tai aš pademonstruosiu Google dokumentus. Iš karto Google Drive yra raudonas mygtukas, arba galime sukurti įvairius dokumentus, kaip teksto dokumentas, prezentacijos, elektroninės lentelės, formos, tiek ir piešiniai, ir dar daugelis kitų nemokamų programų, kurios jums leis sukurti specifinio tipo failus. Kaip matote, čionais apačioje yra Connect More Apps, vadinasi, tai leidžia jums prijungti, kaip ir minėjau, jau papildomų programų kūrimo failų, programų, kurios leidžia kurti failus. Kaip matote, pas mus yra Ganter projekto failas. Mes jį naudojame specifiniams projektams ir jis mums patogus. Vėlgi, tai yra visiškai nemokamai. Jų yra tikrai labai daug ir daugelis iš jų yra nemokamų. Aš jau greitai pademonstruosiu tiesiog, ant kiek tas sąrašas yra ilgas ir pagal kiekvienų reikalavimus tikrai atitiks, jeigu kažko nerasite Google pačiose appsuose, tikrai čionais rasite. Jų tikrai šimtais čionais. Tvarkoju. Tai tarkime, sukurkime dokumentą ir aš jį iš karto, jis atsidarys, aš iš karto įvesiu jam pavadinimą. Paprastai, ir aš žinau, jog man tvarkaraštį šį sudaryti reikia kartu su savo 2 kitais kolegom. 3 kitais kolegom, tarkime. Ir aš iš karto paimsiu ir pasidalinsiu su būtent tais kolegomis. Štai turime Ernestas, turime Odetą ir turime Gintautą. Dar patikrinsim. Dabar, kai aš su jais dalinuosi dokumentu, aš galiu nustatyti, ar aš jiems leisiu redaguoti jiems tą dokumentą, ar aš jiems leisiu tik tai jį komentuoti, ar tik tai matyti jį ir neleisiu jiems nieko keisti. Tai yra tikrai svarbu, jeigu jūs dalintės dokumentus su kažkuo, tai, tarkime, kas neturėtų jo redaguoti, ar kažką tai keisti, ar tik tai peržiūrėti. Vėlgi galite tai nustatyti. Ir automatiškai, aš noriu, kad vėlgi mes visi jį redaguotume, aš paliksiu, kad aš tai leisiu būtent šitiems vartotojams, ir automatiškai yra pažymėta varnelė, jog jie, būtent šitie kolegos mano, gaus elektroninį laišką, kuris praneš jiems, jog aš pasidalinau su jais būtent šio dokumentu. Tai tą ir padarysiu. Ir kol aš laukiu, kol jie prisijungs prie dokumento, aš iš karto įvesiu greitą pavadinimą, savaitgalio tvarkaraštis. Aš jau iš karto matau, jog visi iš karto prisijungia viršui, matau, jog Gintautas yra Ernestas, Odeta ir iš karto matau, ką jie daro. Kiekvieno jų žymeklį matau. Puiku. Kaip matote, Ernestas atidarė pokalbių langą, tai yra integruotas pokalbių langas, būtent aptarti kažkokius tai reikiamus klausimus, vėlgi, kas yra labai patogu,
tiesiog to nedarant pačiame dokumente. Puiku. Tvarkoj. Vėlgi, iš funkcijų pusės, tai yra visi Google dokumentai, įskaitant ir Google tekstinius dokumentus, yra pilna alternatyva Microsoft Office programoms, kaip Word'ui, Excel'ui arba PowerPoint'ui. Iš funkcinių pusės matom, jau galim tiek ir šriftus pakeisti, jų dydžius, tipo teksto, ar ten ir absoliučiai viską, ką galite rasti Word'e, galite rasti čionais. Įklijuoti galima įvairius kitus dokumentus, ar vėlgi kažkokias tai simbolius, na ir taip toliau. Tikrai iš funkcijos tai yra pilnas atitikmuo Microsoft Word'ui. Kaip matote, papildomos funkcijos yra tos, jog tarkime yra pokalbiai, taip pat yra ir komentarai. Aš mačiau, kad tik ką buvo pakeistas šitas pavadinimas savaitgalio tvarkaraštis ir aš norėsiu pakomentuoti, jog mėlynas spalva man nepatinka, todėl prašysiu keičiam spalvą į geltoną, tarkime. Na, gal geltoną netiks, darysime raudoną. Ir raudoną. Bet aš noriu, jog specifinis žmogus gautų būtent šitą komentarą. Tai labai patogu, aš iš karto įvesiu simbolį ETA ir pasirinksiu Ernestą. Vat kaip matot čionais. Ir iš karto komentare buvo pridėta Ernesto elektroninio laiško adresas. Ir kai aš pakomentuosiu, jisai gaus dabar elektroninį laišką būtent su šito komentaru ir su nuoroda į šį dokumentą. Kaip matote, įkėlėme foto. Puiku, tikrai iš funkcijų labai viskas gerai. Dabar dėl to, jog yra tik tai viena versija visą laiką su Google dokumentais, būtent to failo, būtent to dokumento, visą laiką yra tik tai viena versija. Ir jinai yra tiesiog dalinama visą laiką su kitais vartotojais. Yra svarbi funkcija, leidžianti atstatyti dokumentą į ankstesnę versiją. Būtent to dokumento. Norėčiau pademonstruoti, jog labai daug pakeitimų jau įvedėme nuo to laiko, kai aš jį sukūriau. Ir štai čionais See Revision History, tai vėlgi pakeitimų istorija. Šone lentelėje man parodys būtent kas, kada, ką pakeitė, pagal spalvą man irgi tai parodys. Aš jeigu paspausiu štai čionais, iš karto man rodo būtent kas buvo pakeista. Tiek ir truputėlį vėliau, 1 minutę vėliau. Matome, čionais buvo šitas pakeistas. Na ir vėlgi taip toliau. Ir visi kiti. Jeigu aš noriu matyti dar labiau detalesnį, aš galiu tai pasirinkti. Man praktiškai rodys po kiekvieno žodžio, kas buvo padaryta. Ir jeigu aš noriu atstatyti būtent į šitą versiją, nes man, matykime, šią versiją, aš tiesiog spaudžiu būtent šią nuorodą, atstatyti, ir dokumentas grįžta būtent į tą jo versiją. Tokio tipo darbas kartu yra revoliucija. Niekas kitas tokios technologijos pasaulyje nesiūlo. Toksai darbas kartu, kai vienu metu visi dirba prie vieno dokumento, o ne atvirkščiai, kiekvienas atskirai dirba prie atskiros versijos dokumento. Būtent tokia technologija leidžia jūsų laiką taupyti praktiškai iki 80%. Kai kurie projektai jie yra pradedami ir užbaigiami per valandą vietoj visos savaitės, naudojant, tarkime, Microsoft Office programų metodą darbo kartu. Tai vat. Tvarkoj. Tai vėlgi, tai buvo teksto tipo dokumentas. Galite kurti elektroninės lenteles, tai vėlgi yra alternatyva Microsoft Excel'ui. Prezentacijos yra alternatyva Microsoft PowerPoint'ui.
Formos galite daryti su formomis apklausas, sukūrite formą, išsiunčiate ją vartotojams, kurie užpildo informaciją toje formoje ir jūs automatiškai kaip įkūrėjas būtent tos formos, pas jūs atsiranda elektroninė lentelė, būtent naujas dokumentas, kuriame ir yra sukeliami visi būtent atsakymai iš tų vartotojų, kurie užpildė tą formą. Ir tos atsakymus iš karto galite žiūrėti tiek ir procentualiomis dalimis, ar ten grafomis ir informacija būtent kitaip. Tvarka. Tai tiek apie dokumentus ir tada gal prieisime prie Google intraneto, tai Google Sites. Tai Google Sites yra web puslapių kūrimas būtent jūsų įmonės vidiniam tinklui. Ir būtent tas web puslapių kūrimas su Google Sites nereikalauja absoliučiai jokių programavimo žinių ar kažkokių labai specifinių IT žinių. Viskas labai intuityvu ir paprasta. Yra begalės šablonų, iš kurių galima iš karto kurti, arba tiesiog sukuriant paprastą tuščią sakant, puslapį, jį pakeisti ar spalvas, ar pridėti kitą informaciją. Labai dažnai Google Sites yra naudojamas tiek ir mūsų įmonėje, ir kitose specifiniams projektams, komandoms ar departamentams, būtent jų specifiniam darbo pobūdžiui. Tai gaunasi viena vieta, kurioje jūs galite dalintis visais reikiamais dokumentais, visą reikiamą informaciją, skelbti naujienas, rinkti komentarus, rinkti kažkokias apklausas, na ir taip toliau. Tai pas mus yra komandoje mūsų vidinis puslapis, kuriame mes laikome absoliučiai visą informaciją, tiek ir apie Google Apps, tiek ir laikome mūsų kalendorių, matote, integruojasi labai puikiai. Galite integruoti ir prezentacijas, dokumentus, video, absoliučiai bet ką. Ir tai visiškai nereikalauja jokių žinių, galima sukurti web puslapį per 5 minutės. Tikrai labai paprastas dalykas. Ir vėlgi jūs galite sukurti šį būtent web puslapį ir vėlgi dalinimosi funkcijos yra tokios pačios, kaip ir su kitomis Google Apps programomis. Galite dalintis tiek organizacijos lygyje, tiek su specialiais žmonėmis. Jūs galite specifinės nuorodas šitame web puslapyje pasidalinti tik tai su vienais ar kitais žmonėmis. Tai vėlgi galimybės yra tikrai beribės. Bet taipogi jūs galite sukūrę puslapį, jį padaryti pilnai viešai prieinamą. Yra tikrai nemažai puslapių, kurie yra būtent sukurti su Google Sites pagalba ir juos galima pilnai rasti per google.com, būtent tiesiog viešas puslapis, bet Google Sites labiausiai tinka būtent vidiniam įmonės tinklui, įmonės intranetui. Tai būtų pradžiai kaip ir tiek apie būtent visas pagrindinės Google Apps programas. Na, taip pat, čia galiausiai yra apie 7-8 pagrindinės programas Google Apps pakete, tačiau būtent įeina dar virš 50 kitų programų, kurias nelabai efektyvu tiesiog pristatyti, nes kurios yra labiau specifinės negu tokios bendros kaip paštas ar dokumentų saugiklis, kūrimas, na ir taip toliau. Vėlgi pagal įmonės specifinius reikalavimus jūs galite pasirinkti jas, jos yra nemokamos, jos įeina kartu į būtent Google Apps paketą. Mes naudojame jų gan keletą, bet vėlgi ne visas, nes tikrai vėlgi pagal reikalavimus visų neišnaudosite. Tai vat. Ačiū Jums labai ir prašau siųskite klausimus. Skambinkite mums ir mes tikrai jūs atsakysime. Ačiū Jums labai. Viso gero.